Labas, Lukai. Labas, Gabija. Ir sveiki visi žiūrintis mūsų pirmąją tinklalaidę Rasos pokalbiai seriją. Taip, tikrai sveiki visi. Ir šiandieną mūsų studijoje yra Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Aidas Perminas. Labą dieną. Taip, ir šiandien mes kalbėsime apie stresą, jo poveikį ir, aišku, svarbiausia, kaip su juo kovoti prieš egzaminus. Tai stresas yra mūsų visų gyvenimo dalis. Ir kaip Jūs manote, ar stresas visada yra blogas? Stresas yra neišvengiamas. Jisai lydi visus pokyčius. Tiek. Tai reiškia, kad stresas yra prisitaikomoji fiziologinė reakcija prie bet kokio gyvenimo pokyčio. O tai čia yra ar ne mokslinio vis dėlto pagrindo, o vat paprastai? Mokslinio pagrindo. Mokslinio. O paprastai, kaip pasakytume, kas? Tai čia labai paprastai. Reiškia, kad mes gyvenam ir gyvenam, sakykime, taip ramybėj. Gyvenam ramybėj, gyvenam ir patiriam pokytį. Ir organizmas turi kažkaip prisitaikyti. Tai reiškia, organizmas bent jau streso metu mobilizuoja visus resursus, kad įveikti tą pokytį. O pokyčio metu resursų reikės daugiau. Ir kūniškų resursų, ir psichologinių resursų. Tai va, stresas yra būtent ta mobilizacija visų žmogaus resursų. Ir fiziologinių, kūniškų, ir psichologinių, tam, kad įveikti pokytį, tam, kad įveikti problemą. Geras, iš tikrųjų, nesu girdėjus tokio, gerą apibūdinimo. Ir aišku, mums kaip mokiniam yra labai įdomu, ar jūs kaip dėstytojas patiriat stresą. Ar dėstytojai patiria? Patiria. Lygiai taip pat. Viskas priklauso nuo to, ar tai, kas įvyksta dėstytojo gyvenime, yra jam pokytis, ar tai yra kažkokia tai nuolatinė būklė. Tiek. Jeigu yra pokytis, jisai jaučia stresą. Sakysim taip. Pirmadienis yra pati sunkiausia diena ir streso prasme taip pat. Dėl to, kad mes savaitgalį jau pripratom prie kitokio ritmo ir pirmadienis yra pokytis. Įeini į kitą ritmą. Po to pripranti, galima sakyti, kad penktadienio vakaras ir šeštadienis taip pat yra stresas. Dėstytojams, sakysim, yra kažkoks tai atostogų periodas, jie gyvena vienaip ir tada ateina pokytis, semestras naujas prasideda, ir tada yra stresas. Negalima pasakyti, kad tai yra labai didelis stresas, bet šioks toks stresas yra. Visiems pasitaiko to streso vis dėlto. Jis yra neišvengiamas, ne kad pasitaiko, bet jisai mus lydi visada. Ir mes buvom padarę tokią apklausą savo mokiniam ir vienas iš tų klausimų buvo, kas jiems dažniausiai sukelia stresą. Tai dažniausiai jų atsakymas buvo, kad egzaminai kontroliniai, aišku, tai yra žinoma mums visiems. Laiko trūkumas taip pat labai daug kas pasirinko ir ateities pasirinkimai, visi karjeros pasirinkimai, studijos ir panašiai. Paprastai mokiniai atsako, kad stresą sukelia mokykla. Dar atsako mokytojai. O kaip Jūs pasakytumėt, kaip būtų galima tvarkytis ir kaip būtų galima sumažinti tą patiriamą stresą po pokyčio? Gal Jūs turit kokią rekomendacijas, kokių technikų ar... Prašymą tiesiog. Ja. Gal Jūs kažką darot? Yra tiesiog ištisa industrija pratimų, visokių technikų, jas reikia mokytis ir kurias reikia įsisavinti, patirti, turėti įgūdį. Visumoje streso įveikimo technikos, tokios tradiciškai, yra dvi grupės galima suskirstyti. Viena yra paremta kognityvinė elgesinė terapija, terapijos tos technikom paremta. Kitaip sakant, tai yra darbas su neracionaliais įsitikinimais. O kita grupė yra įvairios relaksacijos. Jos skirtingai būna populiarios skirtingų laikmečių. Kažkada buvo populiari, pavyzdžiui, autogeninė treniruotė. Po to atėjo įvairios vizualizacijos ir autohipnozės ar hipnozės pagrindu rinkti atsipalaidavimai. Po to yra progresuojanti raumenų relaksacija. Šiais laikais labai populiarus yra įsisąmoninimu paremtas, tai reiškia mindfulness atsipalaidavimas.
net nebijoju, kad jūs ir visus tas technikas visas ir žinote. Ar galėtumėte išskirti vat vieną ar ne, kad daleiskim gimnazistas prieš kontrolinę galėtų atlikti kokį nors, nežinau, pratimą, kad jam iš karto viskas jau ramu ir... Taip, negera filosofija. Reiškia, kad visko reikia mokytis ir kažką išmokti. Nu taip ir atsipalaidavimo reikia mokytis, daryti tai kiekvieną dieną, kelis metus ir galų gale ateis toks momentas, kai tu sugebėsi nuimti stresą egzamino metu. Tai yra filosofija. Dažniausiai visi taip ir klausia, ar yra kažkoks tai stebuklingas metodas, kur va paėmė padarai ir atsipalaiduoji. Iš karto, taip. Iš karto. Ir nereikia net ruoštis, va padarai, tokių nėra. Galima mėginti, bet nėra. Na, iš tokių paprastesnių, gerai, yra, pavyzdžiui, progresuojanti raumenų relaksacija. Jos principas yra paremtas raumenų įtempimo pratimais. Reiškia, įtempi raumenį, pajauti įtempimą tam tikroje vietoje, tada jį atpalaiduoji ir pajauti kontrastą. Manoma, kad tokiu būdu mokomasi atpažinti įtampą, nes tai yra kitokia būsena nei atsipalaidavimo, taip išmokstama. Ir dar tokia idėja, kad po įtampos raumenų visada seka raumenų atsipalaidavimas. Nu tai va, ką daryti prieš egzaminą? Įtempti viso kūno raumenis, palaikyti ir atpalaiduoti. Nu ir taip 3 kartus. Geras, iš tikrųjų tokio pratimo nesu niekada mačiusi internete. Dažniausiai visi sako, kad reikia daryti kvėpavimo Jo. ir panašiai, nuo kurių dar labiau galva skauda. Nu, galima daryti ir kvėpavimo pratimus, tik irgi juos dar labiau reikia mokėti, nes paprastai mūsų kvėpavimas vyksta savaime. Mums kvėpuojasi. Kai mes pradedam mėginti jį kontroliuoti kvėpavimą, tai galim susimaišyti, kažkaip gali pradėti dusti ar dar kažkas tokio. O jeigu svaigsta galva, tai reiškia, kad tada per dažnai kvėpuoja. Tai reiškia, yra hiperventiliacija greičiausiai, apie tai kalbam. Reiškia, apsinuodimas deguoniam. Jeigu kvėpavimo pratimai irgi turėtų būti lėte. Reiškia, esmė yra lėtai kvėpuoti. Su kiekvienu iškvėpimu vis labiau ir labiau atsipalaiduoji. Bet lėtai, labai lėtai, kiek galima. Lėčiau ir ką duoda tie kvėpavimo pratimai, tai paprasčiausiai nukreipia dėmesį nuo problemos ir tas kelias minutės, 2 minutės tu pabūni su savo kvėpavimu, ne su egzaminu, bet su kvėpavimu ir tada galbūt gali geriau susikaupti. Sakote, kad vis dėlto kvėpavimo pratimai nukreipia jūsų dėmesį. O ar paprastas tada naršymas telefone ar ten socialinių medijų žiūrėjimas gali nukreipti kažkaip tavo dėmesį? Ar tas pats gal žaidimų vis dėlto gali, ar ne? Nu, nes labai iš tikrųjų, labai daug kas tarp mūsų metų sako, kad juos ramina. Ten, sakykime, naršymas. Apklausoj taip yra parašyta, mes turėjome klausimą, kaip tvarkote su stresu, tai 82 žmonės atsakė, kad naršo telefone. Yra 2 streso įveikimo būdai. Į problemą orientuotas ir į emocijas orientuotas. Į problemą orientuotas reiškia, kad aš turiu problemą. Man kažkas atsitiko. Gerai, artėja egzaminas. Tai ką aš darau? Aš skiriu laiko tam, kad susivokti, kokia čia problema manęs laukia. Kitaip sakant, kokio dydžio stresorius manęs laukia. O tai reiškia, aš ramiai atsisėdu, pagalvoju, manęs laukia egzaminas. Ką reikės padaryti? Galbūt netgi susirašau viską, ką reikės išmokti. Pagalvoju, kiek aš turiu laiko. Susiplanuoju, kada, kur, kaip mokysiuos. Planą turiu. Ir kiekvieną dieną jį vykdau, sprendžiu problemą. Išsprendžiu, išlaikau egzaminą arba neišlaikau. Ir tada nebėra viskas. Problema išspręsta, stresoriaus nebėra. Į problemą orientuotas įveikimas. Dabar visi kiti yra kaip pabėgti nuo problemos sprendimo. Reiškia, kaip tarp kitko relaksacija taip pat, bet kokios relaksacijos yra į emocijas orientuotas įveikimas. Reiškia, susitvarkyti su savo emocijom, su savo įtampom. Užsimiršti. Gerai, telefonas reiškia pabėgti nuo situacijos į telefoną.
Galima pabendrauti su draugais, su draugiam, paverkti kartu, reiškia, paverki ir palengvėja. Egzaminas nepajudėjo iš vietos, bet palengvėjo, ne? O ar tas emocijų išliejimas, tas pats verkimas, ar ne, ar pyktis, koks nors, nežinau, kriaušės daužimas, ar ne, ar jisai kažkaip gali padėti tas emocijas išleisti ir tą stresą? Padėti išleisti emocijas gali, bet problemas neįspręs. Nu jo, na aišku. Vis tiek mokytis reikės. Kadangi vis tiek kalbėjomės ir apie streso padarinius, tai ar gali tie streso padariniai privesti prie rimtesnių ligų? Lietuvoje pirmoji mirties priežastis yra širdies ligos. Kad nesigautų neteisingas supratimas, kad stresas sukelia miokardo infarktą. Ne visai. Miokardo infarktas sukelia daugybę rizikos veiksnių. Prisideda, jis yra tokia daugia etiologinė, daug jų yra. Pavyzdžiui, padidės kraujospūdis, padidės cholesterolio lygis kraujyje, nu ir taip toliau. Tai reiškia daug tokių rimtų somatinių, fiziologinių rizikos veiksnių. Ir visą jų tarpusavio sąveiką, sukeliant miokardo infarktą, įeina ir stresas, jisai prisideda. O gal turit kokių patarimų, kaip būtų galima sumažinti streso šaltinius? Nu gerai, įsivaizduojam, kad bėga šuo. Skirtingi žmonės skirtingai tą šunį reaguos. Dėl to, kad skirtingai vertins ką tai reiškia. Čia ir dabar ką tai reiškia. Vieniem tai yra, oi geras šuniukas. Aš turiu namie panašų ir man jisai mielas, geras šuniukas ir man tai jokio streso, tai yra, o kaip miela, kad jisai atbėga, dabar bus gerų emocijų turėsiu. O kitam vakar įkando. Ir va, greičiausiai jisai atbėga, vėl man įkas. Va, aš interpretuoju, kai jisai man sukels kažkokį tai blogį. Man stresas. Nu tai va, kitaip sakant, čia jau atsiranda psichologinis stresas. Tarp stresoriaus ir mano reakcijos yra mano vertinimas to, kaip aš suprantu tą įvykį. Dažnai mes norim, kad būtų kiek galima mažiau stresorių, kad mums reiktų dirbti juos įveikiant irgi kiek galima mažiau, kad viskas sektųsi lengvai, kad egzaminas nesukeltų blogų emocijų, kad nereiktų ilgai mokytis ir taip toliau. Mes to visko norim ir tai yra neįmanoma. Kuo mes labiau, kuo labiau vengsim streso, kuo labiau jo nenorėsim, tuo streso bus daugiau. Tai kaip jūs minėjote tą pavyzdį apie šunis, aš norėčiau paklausti, ar būtų įmanoma pakeisti žmogaus mąstymą, kad jisai nebijotų to šuns, nors ir jisai jam įkando, kaip sakant. Na, jeigu apie šunį, tai jeigu žmogui įkando šuo, jisai pradėjo šuns bijoti, reiškia, įsivystyti, pavadinkim taip, šunų fobiją. Nu, pavyzdžiui, gerai, šuns atveju būtų, reiškia, žmogus bijo šuns. Paprašoma jo suskirstyti savo baimę į tokius atskirus etapus nuo to, ko jisai bijo labiausiai, nu, pavyzdžiui, šuo arti, iki to, ko jisai bijo mažiausiai. Šuo per 100 metrų. Mažas šuniukas, mažiausiai bijočiau. Ir tada tai gali atlikti arba vaizdinių pagalba, arba natūraliai, nu, iš tikrųjų gyvenimiškai yra sunkiau, nes tada reikės turėti kontaktą šiuo atveju su tikru šunim, o per vaizdinius reiškia, prašome žmogui įsivaizduoti nuo mažiausią stresą, mažiausią įtampą jam sukeliantį vaizdinio, įsivaizduok per 100 metrų mažą baltą šuniuką. Jisai turi išbūti tame vaizdiny, kurį tai laiką ir nejausti streso. Jeigu jisai jaučia streso, jam pravedama relaksacija. Ir taip tada įsivaizduok vėlgi mažą šuniuką per 50 metrų nuo tavęs. Tada dar ką nors, tai ir taip artėjama prie pačio baisiausio vaizdinio. Svarbu, kad jisai išbūtų tame vaizdiny, nejausdamas baimės. Jeigu jaučia baimę, jam pravedama relaksacija, jisai nuraminamas. Ir taip per kelias dienas, iš tikrųjų ne visada pavyksta, bet viena iš tokių technikų yra šita. Kitas variantas, bet jau čia būtų ne su fobijom, bet apskritai streso valdymo, nes dažnai mums sukelia stresą ne pats stresorius, bet ką mes apie jį galvojam.
yra toksai vėlgi kognityviniai elgesiniai terapijoje ABC modelis. A yra įvykis, C yra pasiekmė. Nu, šiuo atveju būtų stresas. A yra, nu gerai, artėja egzaminas, B neaišku kas, B yra tai, ką aš apie jį galvoju, o C yra pasiekmė. Pasiekmė reiškia stresas. Nu, gali būti ir kitos pasiekmės. Blogai miegu, jaučiu nerimą, nu, vartoju alkoholį, dar kažkokios tai pasiekmės. Paprastai visi žmonės mano, kad aš jaučiu stresą dėl to, kad artėja egzaminas. Tai reiškia, A sukelia C. Iš tikrųjų ne A, bet B. Tai reiškia, tai, ką aš galvoju apie tą artėjantį egzaminą, tai sukelia man stresą. Aha, tai išgirdome labai daug patarimų įvairių ir šiaip teorijos. O dabar turbūt pažaiskime tokį mažą žaidimą, gal taip galime sakyti. Tai mes jums pateiksime keletą labai gyvenimiškų, labai kasdieniškų situacijų ir na, jūs pasakysite, kaip į tai reiktų reaguoti. Sakyk. Gerai. Tai pirma. Gimnazistas ruošiasi ir mokėsi egzaminui, bet atėjus egzamino dienai patiria nepaaiškinamai didelę stresą ir baimę neišlaikyti. Nu, blogiau nebus. Didelį nerimą neišlaikyti, nu ką, susidėti daiktelius, pasiimti vandens ir eiti į mokyklą. Eiti į mokyklą ir neužmiršti kvėpuoti. Nu tai čia jau kaip Bet viskas. lėtai kvėpuoti, ar ne? Lėtai kvėpuoti. Na, keliaukime toliau. Žmogus nežino savo karjeros pasirinkimo ar kokią linkmę toliau krypti, o iš mokytojų ir tėvų patiria didelį spaudimą, kuo greičiau pasirinkti arba rinktis konkrečią sritį pagal jų norus. Ką tokiu atveju daryti? Rinktis pagal savo norus, čia būtų optimalu. Kai kurie žmonės renkasi tai, kas labiausiai apsimoka. Tai čia būtų, man apsimoka nudžiuginti mano mamą, tėtį, draugus, dėl to aš tapsiu kažko tai, nežinau, mediku tapsiu. Tai bet tau reikės tada visą likusį gyvenimą su tuo dėl jų padarytų pasirinkimų ir gyventi. Nelabai gerai bus. Geriau eiti ten, kas tave traukia. O traukia ten, kur tu gerai jautiesi. Nu, negera situacija yra, pavyzdžiui, kad kažkur tai įstojau, atrodo, kad gerai, arba mama liepia įstojau ir vėl ir negerai, ir nepatinka, ir sunku mokytis, ir aš esu nelaimingas, ir jaučiu, kad aš kai dirbsiu, būsiu dar labiau nelaimingas, ir baisu palikti, nes tiek daug ir sunkiai mokiausi, ir dar mamą nuvilsiu, ir dar mokiausi, ir reiškia, kenčiu. Ir taip kentėsiu visą likusį gyvenimą, o gali būti, kad po 10 metų apsispręsiu mesti tą. Įsivaizduoju, 10 metų paaukojau kažkokiai tai veiklai, kurios nemėgstu, kuri man nepatinka ir turiu pradėti nuo nulio, iš naujo. Tai va vėl, geriau eiti ten, kur einasi. Na, visos situacijos jau baigėsi mūsų sugalvotas. Tai turbūt kaip ir viskas. Tai ačiū Jums labai dėstytojau, kad pas mus atvykome. Net nebijojame, kad mūsų tinklalaidės žiūrovai tikrai išgirdo nemenkų ir labai svarbių patarimų apie stresą ir kaip su juo valdytis. Tai turbūt iki kitų susitikimų. Tikrai ačiū Jums labai. Tai ačiū, kad pakvietėt. Sėkmės. Viskas bus gerai.